Sveiki visi, sveikinuosi iš Miuncheno, atsibeldžiau į Nesabų muziejų, į BMW muziejų. Čia šalia yra BMW gamykla už nugaros, BMW vėl, BMW pasaulis ir BMW muziejus čia su visais ofisais. Tai bandysim čia ir patekti, pasibrauti, pasižiūrėti, kokio gėrio privaryta į tą muziejų. Na ir pasidalinti tais vaizdais su jumis, tai tikiuosi patiks tiek man, tiek jums. Susimokėjom po 10 eurų už įėjimą, pigiau nei Lietuvos muziejų. Čia vieni pirmų BMW modelių. Kombinezonas mineraliai. Dar legendinio garso varikliai, kaip būdavo. Tai BMW šitą muziejų pasistatė 73 metais, kartą po vasaros olimpinių žaidynių, kur vyko Miunchene, 72 metais. Tai vieną kartą jau renovuotas, 2004-2008 metais ir dabar yra toks koks dabar. Čia taip kaip turgui galima pasivaikščioti, išsirinkti. Čia nebeįdomu jau, grįžtam. No. Kaip gimė BMW. Neveikia. Kaip ir BMW multimedija, va tokia vagina. Gamma la gamma è Čia labai parodo tą
kontrastą, na kiek pasistumėjo, tipo, kiek pažengė technologijas, nors iš tikrųjų čia, nu pažengė, bet vis tiek patikimumo klausimą, tai... Labiau. Na, čia. Legendinė plytka. Nu, motociklų tai baisiai, net negalvoju, kad BMW tiek turėjo prigaminęs. BMW vizija. Nu, pasižiūrim, kokia jų vizija. Bet čia senienos rodo. Ai, čia gal istorija, vizija jau per ekraną. Nu, gražiai padarytas muziejus, ekspozicijos, daug investuota tikrai. Nu, čia jau nepagarba senom automobiliui biškiai. Prigrūs baterijų. Tai va, BMW vizija tokia ir yra. Laidai. Audi bulka lempas, kolega sakė. Zaporožėtis. Cool šitas. Čia tai kiekviena lietuvio svajonė ekspozicija. Empakai. Geriausia BMW radau. Iš karto. Čia tai BMW. Die Straße ist endlos. Talagang kapal ko.
Mira, ya está descapotado. Baisiai daug motociklų. Realiai atskirą muziejų reiktų čia daryti motociklų ir BMW. Nu, bet jie, viskas sudėjo į vieną pastatą. Nes ir pastatas baisiai didelis. Baigtas mūsų turas. Čia yra dar pavalgyti. Gift shopas, aišku. Įspūdingai šiaip. Tikrai, gražiai labai viskas padaryta. Kaip už tokį bilieto kainą, tai sakyčiau, wow. Daug tų mašinų, gal pasigėdom EM6, E36 kažkaip net nebuvo, nemačiau. Tai va, toks tas BMW muziejus. Vienus užknyso jau, bet iš tikrųjų, nors ir ne BMW fanas, aišku, tiesiniai modeliai patinka, tai įdomu vis tiek sužiūrėti. Tai jeigu ir jūs net nesidomit BMW, nepatinka, bet vis tiek, jeigu būsit kažkur netoli Müncheno, tai verta visai užtrukti 10 eurų, nėra daug. Vertas iš daugiau iš tikrųjų pinigų. Čia šalia dar yra BMW Welt, BMW pasaulis, labiau gal parodos vyksta, apsilankysim pažiūrėti. Bandom, užeinam dar į tą BMW Weltą. Tai iš esmės prabangus BMW salonas, tik tai nepadėta maišelių išsivėmimui. Tai va, tiek. Ties čia gal ir baigim.